Žinios iš Rūsio gyvūnijos pasaulyje. Įrodyta, kad vis dėlto ne visi vyrai yra kiaulės. Kiti yra ožiai, asilai, gaidžiai, beždžionės, žąsinai, kalakutai, broileriai, šunys, obliai, kibirai, runkeliai, lobzikai, šmirgeliai, ulotrikai, vepliai, drambliai ir bezmynai. Dviratininkas atsitrenkė į medį. Medis ir dviratis vis dar komoje. Mūsų šalies parkuose nebėra gulbių. Todėl, kad mūsų šalies vaikai prie maisto priplūkia greičiau negu gulbės. Vakar turguje bebras nusipirko pjūklą. 20-metis paskendo gėlių vazone. Narai jo tebeieško. Pensininkė Birutė B. atgavo indėlį iš Snoro banko ir padėjo į ūkio banką. Tatas Metraškevičius sako, moteris, vyro veidrodis. Mūsų žiniomis jis ir yra moteris. Pedofilai bando kovoti už savo teisės. Mūsų šalies vaikai naktimis baido vilkus savo pilvų gurgimu. Neramios naujienos iš kaimynų. Lietuva paskelbė SMS karą Lenkijai. Boksano sokol žuvytė nuskendo. Respublikoje gedulas. 2 savaičių kūdikis atsisakė savo motinos. Jasaitis nusilaužė nagą. Prireikė mėnesio, kol jis pabudo iš komos. Pasiektas betono graužimo rekordas – 35 plytos per valandą. Štai receptas priversintis jūsų vyrą mylėti jūs visą gyvenimą. Reikia alijošio medžio, brokolio šaknų, bulvių lupenų, kolibrių medaus, ančiasnapio spyglių, paukščių pieno, bičių geluonio, viską praskiesti mėnulio vandeniu ir užvirinti mėnulio šviesa. Tačiau pagalvokite, ar verta gaišti tiek laiko? Pasklido gandas, kad atrasta neatrasta kanibalų rūšis. Tačiau visą tai tvirtinantys mokslininkai dingė be žinios. Vienas pamišėlis genijus, Pidas Gocevičius, sukūrė moterų atbaidimo mašiną, kurią pats naudoja ir kitiems rekomenduoja. Žinių iš Rūsio kriminalinės kronikos. Policija ieško 5-metės. Penktadienio vakarą mieste pastebėta 5-metė su vaikiška beisbolo lazdute, trankanti vitrinas ir praeivių galvas. Apie 11 valandą mergaitė pastebėta žiauriai žalojanti pavojingiausią Laipėdos gaują. Po incidento gauja saugiai nugabenta į reanimaciją ir 5-metė paspruko pas mamą.